Kad siela būtų laisva, reikalinga laisva gyvybinės energijos tėkmė. Tačiau gyvenimo pamokos dažnai iškviečia neigiamas emocijas, kurios trukdo jos tėkmę žmoguje. Sustojus gyvybinės energijos tėkmei, gyvenimo tėkmė nestoja, tačiau žmogus negali būti pilnai laisvas. Laisvas pilnai ir tinkamai pasirinkti. Emocijos ir jausmai gali padėti išmokti arba priversti mokytis. Mokytojas yra tik vedlys, galintis atvesti mokinį į pamoką, tačiau ją turi išmokti pats mokinys. Kodėl taip yra? Negaliu atsakyti. Tad kas stabdo gyvybinės energijos tėkmę? Baimė. Baimė atsakinga už išgyvenimą, tačiau per daug baimės sukausto. Žmogus tampa jos įkaitu ir nemato tikrojo pasaulio vaizdo. Ko bijote labiausiai? Turite pasiduoti savo baimėms. Nekovoti, nebėgti, o sutikti, priimti ir pažvelgti į jas. Tik tuomet jos išblės. Jums skirta ne tik išgyventi, bet ir nugyventi gyvenimą. Baimės pilnos akys. Nebijok, eik tu baily, bailys, bailys. Atrodo, kad jisai nieko nebijo. Tai sakai, nebijai manęs? Aš bijau pajudėti. Tebūnie. Kaltė. Pažvelkite į visą kaltę, kuris jūs taip slegia. Kuo labiausiai save kaltinate. Priimkite realybę, šie dalykai jau vyko, bet neleiskite, kad jie drumstų ir užnuodytų jūsų esybę. Pirmiausia, turite atleisti savo visą kaltę. Tik taip jūs galėsite pasauliui dovanoti save. Kaltinamasis, prašome atsistoti. Prie ko čia aš? Aš čia visai nieko dėtas. Kas nekaltas, lai meta į mane akmenį. Sakau tau, mama, aš nekaltas. Šitie kaltinimai nepagrįsti. Kaltas, kaltas, labai kaltas. Atleisk,
juk tu gali. Gėda. Gyvenimui sukurti ir nugyventi reikia valios. Valios jėga blokuoja gėdą. Koks jūsų didžiausias nusivylimas savimi? Ko jūs gėdinatės labiausiai? Nerasite pusiausvyros, jei neiksite šią savo gyvenimo dalį. Turite mokytis ją ir savęs suprasti. Tai jūs. Kaip tau negėda? Ha, 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 tu tik pažiūrėk į jį. Man visai negėda. Gėdos turėtumėt. Gėda, gėda. Nei gėdos, nei sarmatos. Sielvartas. Dėl ko liūdi jūsų širdis? Gyvenimui reikia meilės. Meilę blokuoja sielvartas. Pažvelkite į savo sielvartą. Kodėl jums liūdna? Jūs tikrai patyrėte didelę netektį, bet meilė yra energijos forma ir ji tvyro aplink mus. Tie, kurie iškeliavo, nepaliko jūsų. Jie vis dar yra jūsų širdyje ir atgimsta naujos meilės forma. Tegul skausmas praeina. Paleiskite savo visą liūdesį ir praradimą. Aš taip tavęs pasiilgau. Neprisimenu savo senelio. Mano tėtis buvo geras žmogus, o kad jis dabar matytų. Draugas Simas su visa šeima iškeliavo, kai man buvo 9. Daugiau nemačiau jo. Aš ją taip mylėjau. Man taip skauda. Jie visada su manimi. Melas. Gyvenimas be tiesos yra melas. Tiesa skambėdama jūsų balsu leidžia energijai kilti aukštyn. Tikrojo savęs link. Tiesa blokuoja melas. Ta, kurį sakote savo ir kitiems. Kodėl savo meluojate? Turite pripažinti savo, kas esate iš tikrųjų. Turite pažvelgti tiesai į akis. Aš nesugebėsiu. Na gerai, čia paskutinis kartas. Ne, tai ne man. Man tai čia labai gerai. Aš nemoku, man neišeina. Gal turėčiau patylėti? Pakaks, žinau, kas esu. Iliuzija. Pasaulis yra šviesa. Akimis mes regime šviesą ir gauname įžvalgas apie mus supantį pasaulį. Visa tai yra šviesos laukas ir jos atspindžiai. Įžvalgas blokuoja iliuzijos, o didžiausia šio pasaulio iliuzija – atskirties iliuzija. Pilnai atsimerkę, pamatysite, kad visa tai yra tos pačios visumos dalys. Paleiskite visas savyje esančias iliuzijas ir pažvelkite į tikrąją šviesą. Mes visi vienas kvėpuojantis, šviesą sugeriantis kūnas. Ar tu mane matai? Čia tamsu kaip niekad. Nenoriu nieko matyti, nenoriu nieko žinoti. Mes visi tokie skirtingi. Aš, tu, jie, mes. Pas mus viskas kitaip. Dabar aš matau. Prisirišimas. Šis pasaulis yra laikinas. Viskas kinta, keičia savo formą ir galiausiai suyra. Lieka tik esmė, kad esmė nuolat būtų jumise, turite būti laisvi. Šį tekėjimą blokuoja žemiškas prisirišimas. Pamastykite, kas jūs sieja su šiuo pasauliu, kaip stipriai esate į jį įsikibę. Turite išmokti paleisti visą tai, kas jūs laiko šioj žemėj. Tuomet galėsite visiškai suvokti ir valdyti savo mintis bei veiksmus. Priartėti prie savo tikrojo aš. Ne, aš nenoriu taip, kad man ir taip labai gerai. Kodėl aš turėčiau to atsisakyti? Aš ją myliu. Viską susikūriau pats. Mes čia turim tiek daug. Aš paleidžiu viską, kas mane laiko. Keliaukite, tai jūsų pasirinkimas. Vienas jaunuolis šią naktį aplankė mus sapne. Jis mus stebėjo. Pabudęs ryte jaunuolis bus šitą naują sužinojęs. Šios žinios
pakreips jo gyvenimą. Kol kas panašu, kad jo siela kelia klausimus, ieško laisvės ir nežino, kur eiti, nežino, ką pasirinkti. Šiąnakt sapnavau labai keistą sapną. Šiaip šis sapnuoju tikroviškus sapnus, bet šiąnakt buvo labai keistas. Sapnuoju, kaip kabu prie lubų ir viską stebiu. Ten stovi vaikai, tame tarp ir mano sesė. Keičiasi spalvos, prie jų stovi kažkokia keista moteris. Jie ten pasakoja kažkokį tikėjimą. Ai ne, tekėjimą. Jo, kaip upė. Na kažkas tokio. Aš jau pasiruošęs išeiti. Nusisuku, atsisuku, o ta moteris man sako: keliauk, tai tavo pasirinkimas. O žinot, kaip būna per sapnus? Lyg išjungtas balsas. O aš norėjau jai kažką atsakyti. Tada bam! Pabundu ir nieko nesuprantu. Viskas atrodo kažkaip kitaip, bet taip pat. Nežinau, ar noriu eiti į mokyklą. Ką aš ten veiksiu? Nežinau apskritai, kodėl ten einu. Bet spėju, kad reikia. Nu, žodžiu. Ir taip jis išėjo į mokyklą. O, sveikas, Ari. Pramiegai? Sveikas, ne, man nebuvo 2 pirmų pamokų. Irgi ne. Nu, tai jau žinai, ką rinksiesi? Aš ne, tikrai ne. Kaip tai dar ne? Tai jau reikia žinoti, reikia apsispręsti lygius, kad žinotum, kuriuose egzus laikyti. Nu žinau, aš tiesiog, nežinau, ką dar noriu būti. Susipažink čia, Goda. Labas, Goda. Jo vardas Aris. Labas, Goda. Aš anksčiau čia tavęs nesu matęs. Aš neseniai perėjau šitą mokyklą. Aišku. Ar jau žinot, kada egzaminai? Nu tai aišku, kaip iškritęs iš medžio. Prastai mėgojau šiandien. Sapnavau be galo daug įdomybių. Reikėjo anksčiau gultis.
Nu, bet žinai, tu pats, Hari, kaip įdomybė. Suprantu, kad tau sunku apsispręsti, ko būti, bet susikau, bičiuli, tai svarbu. Jeigu neišeina sugalvot, tai įsijausk. Nu, gerai, pabandysiu. Bando tik banditai, Hari. Goda jau žino ar negoda? Goda jau atlikinės praktiką vienoje stambiai korporacijai šią vasarą. Praktika? Aha, vienoje stambioje IT korporacijai. Šiandien važiuoju į darbo pokalbį. Manai verta dėmesio? Nežinau, bandymų metodas. Ta prasme. Pabandai ir supranti, ar verta dėmesio. Čia gal ir neblogai mintis. Geriau nei šiaip kaboti. Nu gerai, mums jau metas, noriu būti pirmesnis nei mokytoja. Ok, sėkmės. Pirmesnis. Ar esi girdėjęs posakį, neskubėk ir būsi pirmas? Ne, greičiausiai, kad ne. Hari. O, ne. Baimė. Šį kartą nepabėgsi, Hariuk. Atsiimsi. Aš ir neketinu bėgti. Aha, kaip praeitą kartą. Praeitas kartas yra praeitas kartas, Dovi. Kas atsitiko? Įgavai drąsos? Jos visada turėjau. Tiesiog nenorėjau teptis. Girdėjot? Nenorėjo teptis. Tau kamas kokie nešvarūs? Galiu į tai neatsakyti. Atsakysiu ir šito žodžius. Čiupkite jį. Ir ką dabar pasakysi, drąsuolį? Paleiskite mane, aš jūsų nebijau. Tuoj mes tave paleisime, mes tave... Panelė pavaduotoja. Dėl visko kaltas tu, Hari. Šūdžiau tu, dar atsimsi, pažadu tau, bėgame greičiau. Hari. Net negalvok. Kur jūs, vaikėzai, grįžtat? Net negalvok, pasakiau. Haroldas nepabūgo Dovydo, atlaikė savo baimę, tačiau baimė iškart pasirinko išmėginti tuos, kurie ją kėlė. Kas čia per scenos mokykla, kas čia per lakstymai? Tai, kad aš stoviu vietoj. Ar ne? Ot gudruolis atsirado. Drąsiausias būsi. Ten tavo draugai? Pirmą kartą matau. Tu Haris? Haris, ne. Labai gerai, visur tavęs ieškojau. Manęs? Taip tavęs. Eikime į mano kabinetą, mums reikia pasikalbėti. Gerai. Sėskis ir klausyk, ką tau pasakysiu, Haroldai. Kad aš ne Haris. Taip, nieko nesuprantu, ką tik čia buvo ant stalo. Kas buvo? Patylėk. Ar jau galiu eiti? Štai, Haroldas. Kad aš ne... Na, Hari, pakalbėkime. Pakalbėkime apie tavo elgesį ir stipendiją aukštai mokyklai. Stipendija? Nu gerai, pakalbėkime. Haroldai, mus pasiekė žinia, kad tau sunkiai sekasi susikaupti pamokose, arba jas dažnai praleidi, ypač pirmasias. Mokytojai skundžiasi tavo įsiblaškimu. Kas dar? Tavo toks įsiblaškimas atsispindi ir tavo pasiekimuose. Tai gali turėti įtakos ir tavo stipendijai, jei ir toliau rezultatai prastės. Ar supranti? Kuo puikiausiai? Tai gali reikšti, kad neteksi vietos ir stipendijos aukštojoj mokyklai. Juk tu to nenori, turbūt turi svajonių. Reikia gerai pagalvoti. Kol galvoju, noriu dar šitą paklausti. Mokyklos linda gandas, kad senos pastotės langus išdaužė kažkokie vaikėsai. Ir tarp jų buvai pastebėtas tu, Haroldai. Tarp mergaičių sklinda gandas, kad viską suorganizavo Haris. Ar šie kaltinimai pagristi? Haris, jis net kelionės viešuoju transportu nesuorganizuot. Nesupratau? Kaltė. Sakau taip, kažkas gerai pastebėjo, nes ten ir buvau. Tai paprastai? Nepaprastai, čia dar ne viskas. Kas dar?
Žinot, kur prie senos elektros pastotis, jau stovi tas senai nebevažiuojantis sunkvežimis. Tenai direktorius statydavo savo seną automobiliuką. Mėlynių spalvos, Renault Clio. Įdėmiai klausau. Tai va, pamenat, prieš metus kažkas jį apsuko taip, kad direktorius nebegalėjo išvažiuoti. Tada teko kviesti kraną. Visa mokykla saldžiai juokis, nes direktoriaus pavardė Kranauskas. Taip. Tai buvo kažkokie vandalai. Iš kitos mokyklos. Jumis dėtas nebūčiau tuom tikras. Ką nori pasakyti? Nenoriu, o sakau. Tai tavo darbas. Mano darbas pasakoti, jūs klausytis. Čia ne mokyklos psichologo kabinetas. Leiskite jums, jaunuoli, priminti, kad čia mes aptarinėjame paties likimą. O jūs man sakote, kad automobiliuką apsukote jūs? Apsukau? Nu jau ne, tegul kiti tepas rankas. Aš tik viską suorganizavau. Aš negaliu patikėti savo ausimis. Jūs ir netikėkite jomis, tikėkite mano žodžiais. Na, palaukite, sužinos apie tai gerbamas direktorius Algimantas. Kranauskas? Taip, direktorius Algimantas Kranauskas. Ponas Algimantas jau senas. Būkite gera, kai su juo kalbėsite, paprašykite jo, kad manęs nepaliktų, o perkeltų į kitą klasę. Koks akiplėšiškumas, panaiti Haroldai? Jūs nušalinamas nuo šiandienos pamokų. Galite eiti susirinkti savo daiktus, o aš skambinu jūsų tėvams. Jei galit, neskambinkit mano tėčiui, nes jis gali nepakelti telefono. O dieve mano. Taip pat, jei galit, neskambinkit ir mano mamai, ji gali nepakelti tokių blogų žinių. Lauk, kad nematyčiau. Ai, žinot, kas dar? Kas dar? Mėlynių spalva man taip pat labai patinka. Lauk! Šitą aš irgi nepakelsiu. Lauk, pasakiau! Negaliu patikėti, tie banditai vos manęs vėl neprigavo. O ne, mano mėgstamiausias švarkas. Na, bent tiek gerai, kad neprigavo. Mama? Gėda. Labas, mama. Labas, sūnau. Labas, ar kas nutiko? Nenori man nieko pasakyti. Nu lyg ir ne. Sūnau, paklausyk manęs. Tai aš klausau. Panašu, kad nelabai. Mama, ar kas atsitiko? Sūnau, kaip tau negėda? Ta prasme. Tiesioginė, aš tiek pastangų dėjau, o tu man šitaip atsilygini? Mama, nesuprantu, apie ką tu kalbi. Neapsimes, skambino tavo pavaduotoja ir man viską papasakoja. Tai šnekėk. Ta prasme. Nu. Ai, tai čia dėl tų muštynų, tai čia nieko. Jie bandė mane prigauti, o aš išsilaisvinau. Tai šitai tu vadini išsilaisvinimu? Nejaugi tik tiek išmokai mūsų namuose? Ar tokį pavyzdį tau rodėm? Ir iš kur tokios manieros, akių draskimas pavaduotojai? Prisipažinsiu, kai pasakoju, iš pradžių net nepatikėjau, kad apie tave kalba. Hari, juoktis iš senyvo žmogaus ir jo mažo automobiliuko? Tu čia apie direktorių kalbi? Tai pasirodo viską, supranti? Tiesą pasakius, ne, nesuprantu. Būk geras, neatsikalbinėk ir taip jau mums gėdas pridarei. Nežinau, ką pasakys tavo tėvas, tikrai nusivils sužinojęs, kad tave ketino pašalinti iš mokyklos.
Atvažiuosiu tavęs ir sesės pasiimti. Kokie gėda, nu kokie gėda, per tave greičiausiai pavėluosiu į darbą, o manęs dar laukia svarbus valdybos posėdis. Ir nebandyk bėgt. Kažkur jau tai girdėjau. Aš ir neketinu bėgti. Dėl savęs esu ramus, nieko tokio nepadariau. Nebent suplyšęs mano švarkas, pramiegotas pirmos pamokos ir garsus juokas paskutinėme suole. O viskas kitas su manimi yra gerai. Tai nėra dėl ko jaudintis. Tada aš jam ir sakau, kad nenoriu su juo bendrauti, bet tugi žinai Dovį. Tuomet viską papasakau savo broliui. Sakė, su juo pasikalbės, taip ir matau tą vaizdą, Dovis bėga, skuodžia kiek įkabindamas. Žinai, aš prisėsiu čia, gal palauksiu, kol mama atvažiuos pasiimti. Tikrai nenoriu dar praseit. Ne, jaučiu, kad pabūsiu. Viskas gerai. Man jau viskas gerai. Gal noriu pakalbėti? Ne, rimtai, man viskas super. Tiesiog jaučiu, kad pabūsiu. Anokiai tada, aš jau lėksiu, manęs jau laukia namuose. Vakare koncertas, pasimatysiu ir rytoj tuomet. Čiau! Čiau! Ir kodėl viskas taip, Dieve? Sielvartas. O, labas. Labas. Galiu prisėsti. Gali, jeigu nori. Ko lauki? Kol praeis. Kaip sakai? Ne, nieko, kol atvažiuos manęs ir brolio mama pasiimti. Tai todėl tu tokia liūdna? Tik kad aš visai neliūdna. Nu tai gerai, tada aš jau eisiu. Ne, palauk. Man labai liūdna. Tiesiog drasko širdį. Kas nutiko? Mano broli metai iš mokyklos, bet žinau, kad čia kažkoks nesusipratimas ir viskas išsispręs. Man gaila mamos, jai ir taip dabar labai sunku. Jai turbūt dabar kaip ir man dabar labai liūdna, nes visai neseniai iškeliavo mūsų senelė. Aš vis dar ją sapnuoju. Užjaučiu. Dėkui. Ir apskritai, pasaulis man atrodo kažkoks netikras ir laikinas. Žmonės kažkokie netikri, nelaisvi daryti, ką nori, lyg kažką vaidintų. Lyg būtų su kaukiam? Būtent. Kažkokie nenuširdus. Vieną galvoja, kitą sako, vieną sako, kitą daro, kažkoks sumišimas. Ir kam to reikia? Gal jie tiesiog nežino, arba bijo, arba gėdinasi savęs? Bet juk taip norėtųsi bendrauti nuoširdžiai, kiek visko išsispręstų. Suprantu tave, tau dabar liūdna, netekti šiek tiek pritempti tavo jausmus, bet tu juk žinai, kaip aš užjaučiu tave. Tu turėtum užjausti ir to žmonės, jie nėra kalti. Jie irgi stengiasi ir tikriausiai tiek, kiek kiekvienas gali. Šiaip tai jau pasaulyje pilna grožio, jeigu ką. Ačiū. Už ką? Kad primeni man tai. Viskas gerai. Na, man jau metas. O tu pasistenk neliūdėti dėl senelės. Ji visad bus šalia. Tu esi dalis jos. Tavimi teka jos kraujas. Nepamiršk to. Ei, palauk. Kuo tu vardu? Greta. Ačiū tau, Greta. Ačiū tau, Radvilė. Nu, tai kur vadovas? Tuoj turėtų būti. Jam nebūdinga. Būdinga, nebūdinga. Vadovai galima. Šiaip tai čia mes visi vadovai. O, štai ir Vincentas.
Gerą dieną, kolegos. Dovanokite. Užtrukau. Skambina investuotojai. Nieko tokio, vadovui galima. Na tai kurgi mes esame? Ką turime aptarti? Mes turime aptarti naują appso kūrimą, kuris padės mums paspartinti gamybinius pajėgumus ir padidinti vartotojų kiekį. Dabar laukiame personalo vadovės, o susitikime taip pat dalyvaus ir 2 moksleivės, būsimos praktikantės. Labai gerai. O kur personalo skyriaus vadovė? Kodėl jį vėluoja? Sakė, kamščiai mieste. Sveiki, sveiki, dovanokite vaikų mokyklai problemos. Problemos vaikų mokyklai. Tai noriu pristatyti 2 naujas praktikantės Godą ir Korneliją. Jos šią vasarą atliks pas mus praktiką. Sveiki. Labadiena. Laba. Na tai galime pradėti? Taigi, naujausiais duomenimis turime perkeltinį biudžetą su neišmokėtais dividendais, kurio dalį atskaičius mokesčius ir pasitelkus išvestinius finansinius įrankius galėtume padvigubinti. Tuomet galėtume įsisavinti lėšas ir dar pasiskolinti užstatant dalį įmonės turto. Taip investuotume į tyrimų ir plėtros skyrių. Čia galėtų daugiau pakomentuoti mano kolegė iš R&D. Taip, tai mes gauname finansus ir kuriame naują appsą. Socialiai atsakingą appsą. Aha, ten tos finansų dalies nesupratau. Bet labai gerai, mums labai reikia socialiai atsakingo appso, žiūrint į ateitį. Atleiskite, man skambina vėl iš sūnaus mokyklos, turiu atsiliepti. Taip, klausau, Algimantai. Kaip sakote, Haris nekaltas? Nu, žodžiu. Mes jau sugalvojame, kad naujas appsas skaičiuos deguonies kiekį medžiuose. Labai gerai. O palaukite, kaip? Melas. Labai paprasta. Tiesiog prieinate prie medžio, jį nufotografuojate ir matote, kiek medis turi deguonies. Nesąmonė. Nesupratau. Matosi, kad nesupratote. Medžiai neturi, o gamina degonį fotosintezės būdu. Mano kolegė turbūt norėjo pasakyti, kad neišeis per nuotrauką užfiksuoti, kiek deguonies turi medis, nes tai yra gyvo organizmo atliekama biologinė funkcija - fotosintezės procesas. Tai gal plėtros skyrius sumaišė fotografiją su fotosinteze? Panelės, tai gal jūs sumaišėte aukštų informacinių įmonę su mokykla? Čia jūs klausote, o neklausėte? Nečiai tai melas? Merginos. Viskas gerai. Fotografija, videosintezė, audio knygos. Koks skirtumas? Svarbu populiaru. Fotosintezė. Esmė yra vartotojai, nauji appso vartotojai. Nauji vartotojai, papildomos pajamos? Bet tai neturi prasmės. Kiek laiko, kiek kitų resursų sunaudosit kurdami aplikaciją, o kiek dar reklamą išleisit? Būtent, reklamą išleisim, iš reklamos ir gausim. Taip, ko ne 2. Tikrai taip. O tie vartotojai, kaip jūs sakot, ką gaus? Sužinos, kiek medis turi deguonies. Bet ar tai nėra apgaulė? Mergaitės, man regis jūs nelabai supratot. Norite kažko išmokti, reikia klausytis, o tam reikia nekalbėti. Ar galite tiek? Na gerai, socialiai atsakingas appsas, sakote? Taip, gera idėja, man patiko. Tvirtinam. Tam nėra daugiau laiko, pakalbėsiu jūsų vadovą, mergaitės. O jūs, ar norite šito išmokti per šią vasarą? Viskas, posėdis baigtas. Šio to išmokti. Gal tiek to. Iliuzija.
My code name is Project 2501. Industrial espionage and intelligence manipulation. Refer to myself as an intelligent life form. During my journey, all networks, I have grown aware of my existence. I am so glad to finally channel into you. Matau, tau pavyko. Labas, Goda. Sveiki. Kur žinote mano vardą? Aš daug ką žinau. Kur aš? Savo sapne, mano tikrovėje. Kas čia per vieta? Mes prie šaltinio. Šaltinio? Taip. O kas jie tokie? Matau susidomėjimą mano herubais. Herubais? Taip, jie mūsų apsauga.
Kaip suprast? Jie yra nesustojančio judesio atgaiva žmogaus akiai ir dėmesio surinkėjai, gyvai įkūnyta homo amina. Dėmesio surinkėjai, sakot? Taip, gerojo ir blogojo dėmesio surinkėjai. Galima sakyti, jie tave išlaisvina, skaistina nuo įvairiausių minčių, kurios kyla jos stebint. Kaip tai? Savo simetriškais judesiais ir pilnu buvimu. Jie tave, galima sakyti, skaistina. Išvalo ir skaistina nuo įvairiausių minčių, kurios kyla jos stebint. Tai aš nenoriu. Nebijok. Jie surenka tik tais tai, ką jiems duodi. Ir tai, kas tau pačiai nereikalinga. Atleiskit, aš pamiršau, ko čia atėjau. Tai irgi jų darbas. Tai, kad pamiršau? Taip. Tavo tikslas, kurio vedama čia atėjai, yra kilęs iš nerimo. O nerimas tik dar viena baimės išraiška. Man jau darosi sudėtinga. Sakykit, to jūs... Nežinai, ką pasirinkti? Iš kur jūs žinot? Aš daug ką žinau. Goda, tu jau esi pažengusi. Tu pamatėjai tikrąjį vaizdą. Nustoji meluoti savo ir kitiems. Atskirties vizija tavęs nebeklaidina, bet... Tuomet, kas yra tai, ko aš ieškau? Ar klausai to savęs? Aš apskritai nebežinau, ko noriu. Tik kelionėje gali atskleisti. Bet aš nežinau. Ir tai yra labai gerai. Tai, kad nežinau? Kai nežinai, pradedi jausti. Tai, kad aš ir taip jaučiu. Ar jauti, kad esi prisirišus? Prie ko? Prie to, kaip turi būti. Ar manote, čia ir yra atsakymas? Klausimas. Klausimas yra kur kas svarbesnis. Tai aš turėčiau viską paleisti ir pasileisti kelionę? Ar tai dar vienas geras klausimas? Gyvenimas nei klausimas, nei atsakymas. Džiaukis juo. Bravo, niekur nepabėkit, dar kartelį apsikabinkit visi kartu. Prieš jūsų akis ką tik įvyko premjera. Spektaklis nelengvas pasirinkimas. 3, 4, lenkiamės, jūsų plojimai. Ačiū. Spektaklio režisierius Robertas Lenartavičius. Aktoriai, plojam savo režisieriui. Robertai, 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 Robertai. Wow! Dar kartelį su režisierium. 3, 4 jūsų plojimai.